Šiandien ketvirtadienis. Atėjau iki šiltnamio. Galvojau, pamesiu sniego į šiltnamį. Ir va, mano durys užšalo. O čia praeiti yra reikalų. Sniego labai daug. Gal reiktų sniegą pabandyti nuo stogo numest, nežinau. Nu ką, reikia bandyti eiti. Oho. Oi. Eikit savo. Kiek sniego. O Jėzau, iki kelio. Randu. Siaubas. Nu, prisidirbsiu aš. O Jėzus. O. Eik savo. Ir čia pila. Žiūrėkit. Kiek daug sniego, košmara. Kažin, čia durys irgi užšalusios. Jo, šiltnamį neįeiti. Oho. Norėjau pasivaikščioti, vadinasi. Sniego iki kelių. Oi. Oho. Nu, pažiūrėkim. Matot, kiek sniego daug. Nu, per sprindę, ne? Kažkur tai. Norėjau primesti sniego į vidų. Niekaip neišeis. Pasivaikščiot irgi nelabai išeis. Nebent klampuočiau tenai. Taip, kur aš palikau. Oho, stogelis visas užvarytas. Ir tokiais sluoksniais matosi. Aš palikau savo šiupelį, galvojau, pakasiu sniego biškį į vidų. Niek neišeis. Reikia grįžti atgal. Oho. Kokios pusnės. Nu, aš dar, kiek čia gyvenu, dar nebuvo tiek sniego. Kai jūs žinotumėt, kaip sunku eiti. Kur giliai sniego. Pagaliau. Galvoju, pasivaikščiosiu. Niekur tu nepasivaikščiosi rytą. Čia saulutė šviečia, taip gražu. Ką praneša, šalčius didelius. Sulauksim didelių šalčių. Žiūrėkit, koks tarpas iki namelio. Norėjau tulpes dar pasižiūrėti. Kažin, ar aš atidarysiu langą. Tai pabandysiu. Atidariau. Tuoj nupurtysiu sniegą. Va. Čia esu uždengus tulpes. Aš atidarysiu jas. Va. Atsimenat, ką sakiau? Kad reikia primesti sniego. Tai va, dabar tą ir padarysime. Sniego labai daug. Eglutė baigia pasislėpti. Tai va, reikia paimti sniego. O sniegas purus. Ir piškelį uždėsim sniego ant augalų. Koksai gražus sniegas. Purutis. Daug nedėsim, užteks kiepus. Bet čia šilta viduje. Nu, dar vieną. Tegu tirpsta. Va. O, kaip gerai. Paskiau aš uždengsiu su šituo. Va. Kiek saulėgrąžų prikrito. Paukščiam duodam. Šiandien dar padariau tokią lesyklėlę įdomią. Kažin, ar jos atskris. Va.
Matot, kiek pribėriau. Va čia yra pridėta saulėgrąža. Ir čia. Tai va, paukščiukam valgyti yra. Reikia eiti susitvarkyti čia. Mano gėlytės laukia pavasario. Ir aš labai laukiu pavasario, jau žinokit. Jau tikrai būtų gerai, kad ateitų tas pavasaris. Bet dar nenusimato, nes mums žada per išeiginės ir pirmadienį, antradienį labai stiprius šalčius. Lietuvoje žada netgi Biržų rajone iki 32 šalčio. Tai reikia pagalvoti, kad žiema bus labai labai ilga ir pikta. Kiemą atsikasėm, svarbiausia išvažiuoti mum eina. O čia šilta, įdomu, termometro aš čia nepasidėjau, bet čia visai normaliai. Čia vandens, sušalęs vanduo. Tai jau suskils jisai tikrai. Matosi, va, burbuliukai yra. Pamiršau išpilti. Viską pamiršau. Tai va, nors tiek, nors čia uždėjau biškį sniego ir bandysiu, aš labai noriu nueiti, va ten pasivaikščioti iki to kampo. Bet ar aš daeisiu, nežinau, nes jau bandžiau prie šiltnamio eiti, tai ten pusnis iki kelio, labai labai. Ir jau prisėmiau batus, nors kelnes sukišau į vidų, vis tiek prisėmė sniego. O, kaip gerai. Nu ką, reikia uždengti gėlytes. Va taip. Ir bandysim išeiti į lauką. Čia reikia uždaryti gerai. Va, nešiausi su savim kastuvą. Galvojau, kad aš prikasiu sniego tenai. Matot, koks keliukas mažas eiti. Čia yra apie mašiną. Nu, pabandysim nueiti tenai pasižiūrėti, kas ten bus. O, čia buvo mano puokštė papuošta. Taip ir liko šalta stovėti iki pavasario. Einam. Užsidėsiu kapišoną ant galvos, nes kai vėjas pučia, nelabai malonu. O, kaip gražiai. Na va. O, koks ledas. Einam. Čia kur nukasėm, tai labai gerai vaikščiot. Bet aš neįsivaizduoju, kas bus pavasarį. Kai jis nutirps sniegas, žolė bus visa iššutusi. O čia toksai grožis. Tak. Nu, einam. Nors čia pasivaikščiosim. Rytoj gal nuvažiuosim prie jūros. Gal prie molo nuvažiuosim. Pasivaikščioti. Šiandien ne. Šiandien niekur nevažiuoju. Aš namuose. Ateisiu visą teritoriją savo. Vyras buvo atkasęs sniegą, bet vėl pilną privertė. Oi. Kas čia? Vėjas atnešė lapą. Man nieko savo. Iš kur tas lapas? Lapas. Nu, mat. Braška sniegas. O čia kas darosi? Aha. Matot, kokios krūvos sniego. Ir čia eiti yra iki kelių. Iki kelių. Čia mūsų tujos. Oi, šiandien graži diena. Kažin, kada kris nuo stogo tas visas dalykas. Kaip čia bus? Čia mūsų aparatas stovi. Mūsų šildymas.
šašlykinė. O čia varvekliai. Tai va, čia yra reikalų. Jo. Nu ką, grįžtame. Apžiūrėjau, niekas nevaikšto, katinukai čia nevaikšto, žvėriukai nevaikšto. Prieš savaitę tiesą mačiau, kurapkas buvo atskridusios į mūsų kiemą. Tai žinokit, ploviau indus ir nusileidžia savo ant to sniego kalno. 2 kurapkos ir pabėgo į kiemą pusę. Tai po to vyras išėjo į lauką ir sakom, reikia padėti paukščiam, jau jeigu eina link namų, tai reikia padėti paukščiam. Tai išnešė maisto, pabėrė, bet daugiau aš jų ir nemačiau. Nebeteina kuprapkytės. O čia miškelis yra netoli, tai gal jos naktį ateina, kur nors į tūjas lenda, slėptis, kapstytis, nežinau. Oi, koks grožis. Koks grožis. Saulutė. O čia kaip šilta, kaip gera. Tikrai galima degintis jau. Oi, kaip čia gera, kad jūs žinotumėt. Tokia užuovėja, taip saulutė šildo maloniai. Ir tie varvekliai todėl atsiranda, todėl kad saulutė pašildo. Ir vat, paskiau varva nuo stogo. Aha. O tokia šiandien diena. Sausio galas. Jau žiema perkopė į antrą pusę. Ir mes jau artėjam link pavasario, nors jo dar ir nesimato. Kokia graži žiema balta. Aš manau, ilgam atsiminsime. Nu, neįsiu aš vis dėlto ten per tas pusnas. Nelabai noriu eiti. Tai šiandien tiek bus. Užteks šiandien. O čia vėjas pučia šalta, viskas bėgu namo.